Improvizacijos teatras Kitas kampas. Jaunimui iki 99. Gerai, taigi pradėsim. Atostogos Albanijoje. Nu ką, sveiki. Ką tik sugrįžau iš Albanijos. Superinė šalis, tiesiog nuostabi. Žinokit, tam praleidau mėnesį laiko. Klimatas nerealus, visą kalyje. Dėl to nerealus. Albanija olyja. Nei ten vynogas nebeauga, nieks tenais. Viskas prapliupė kažkokia kaip Airija, ne Airija, bet ne tai svarbu. Svarbiausia, kad aš atskridau į Albaniją ir turėjau skėti su savim. O kaip Albanijai be skėčio? Išlipau iš lėktuvo, įsijungiau, išlindo, žodžiu, ir čia pat viešbutis. Į viešbutį užeinu, o dar lietuviškai nieks nekalba. Jis sako, aš sakau, aišku, viską suprantu. Taip, sakau, double room in third floor. Jie sako, taip, davė rakčiukus, užeinu, baisus. Balkonas nugriūbęs po karo. Sienos nebėra ir matos dar tolumoje, tokia vaivorykštė. Tokia, gal ten toksai geltona, neraudona, ten spalvas, ne visos buvo visas spalvas, rūkas užėjo, vaivorykštė pradingo, žodžiu, einu galvoj pasivaikščios aš po Tiranę, Tireną, Tiranę. Žodžiu, po tą sostinę, kaip ten vadinasi, Čortsnimą, aš tiksliai neprisimenu, bet žodžiu, Albanijos sostinė, afigena. Einu ir ne vieno žmogaus. Visi albanai išsislapstė. Ar tai kažkoksai buvo tenais, žodžiu, šventė šalia tos sostinės ir kažką galvojau, nueisiu ir šventę, gal važiuosiu, gal kažkom nueisiu, žodžiu. Taip nesisprendžiau, kaip nueiti, žodžiu, važiavau. Taksi, sėdau į taksi ir teroristas ir į taksi. Kalašnikovą man iš karto į snukį. Tu šiai šavariais pasirodo užtaisytas. Sakiau, vyrutį negazdink, aš iš Omono, vežk mane į šventę. O jisai sako, nuvežut mane į mišką. Nuvežė į tokią ten, tai girė, miškas ten. Nu, karočią, nėra žmonių visai. Pririšo mane prie medžio ir jau degina man cigaretę, prideg nori. Pridega cigaretės tai geras pas jos tokios, kad parūkai ir numirsti iš karto galima sakyti, suprantate? Aš pririštas prie medžio. Čia dar taip ateina tokia delegacija, kokia tai... Teroristai ateina visi. Suėra teroristai aplink mane ir pradeda mane garbinti. Garbina, sako, tai į Zamoną, tai naš Bog. Ten reikia Bogą, žodžiu, paskersti. Paaukoti sriubą išvirti ten. Šašlyčioką padaryti iš barano. Padarė iš mane šašlyčioką, bet buvau skanus.